Rugsėjo 1. Nuo pat anksčiausio ryto mama prikėlė į mokyklą. Labai sunku suprasti, kas laukia ateityje. Dažnai girdima frazė: baigėsi jums katino dienos, dabar prasidės mikučio vargai. Nejaugi mokykloje bus taip baisu? Buvome susikibę rankomis su 12-okais, jie tokie dideli ir suaugę, atrodo niekada neateis diena būti jų vietoje. Labai įdomu, ką jie dabar galvoja, ar žino, ko norės būti, ką jie yra nusprendę, kaip jiems praėjo toks ilgas 12 metų tarpas. Kita vertus, mes su jais labai panašus. Ne ūgiu, o didelėm išpūstom akim. Nei jie, nei mes nežinome, kas laukia toliau.
2015 metai. 3 klasėje viskas pradėjo keistis. Atrodo, kad dauguma nusprendė būti suaugę. Lėlėmis žaisti tapo gėdinga, o kiti vaikai atrodė, lyg jau būtų pasiruošę eiti į 5 klasę. Per pertraukas lėlės ir kiti vaikystės žaislai virto pajuokos objektu. O jei kažkas užsiminė, kad dar žaidžia su lėlėmis, iškart sulaukdavo replikų. Ką čia darai? Lėlės tik darželinukam. Mama visada sako, kad nereikia skubėti užaugti, nes kažkada pasiilgsime žaidimų su lėlėmis, mašinėlėmis, žaidimų su draugais kieme, slėpukų, gaudynių, žaidimų smėlio dėžėje. Kodėl tada niekas neklauso mamų? Kodėl visos klasiokės skuba dažytis skruostus rausvai, o klasiokai domėtis tikromis mašinomis? Žiūrėk, Emilija, argi mano Barbė ne tokia graži, ji kaip tikra princesė. Vilte, tu vis dar žaidi su lėlėmis? Aš jau tiek užaugau, kad nebežaidžiu tokių žaidimų. Bet juk su Barbėmis yra smagu. Aš esu dar maža, tai noriu dar biškį pažaisti. Tai va, Vilte, jeigu nori būti suaugusi, turi pradėti daryti rimtus dalykus. Nebe laikas žaisti su Barbėmis. Bet tu tokia juokinga iš tikrųjų. Suaugę turi tiek daug priklausomybių ir darbų, juk tai yra nesmagu, aš dar pažaisti noriu. Bet Vilte, ar tu nenori būti kaip mes, kreipti savo telefoną, kalbėti su draugais, rimtomis suaugusių temomis? Žinot ką, aš einu pas draugę, kuri tikrai su manim pažais. O jūs galite eiti. Ai. Koda einam žaist su Barbėm, todėl atėjo pas tave. Kitos mergaitės dažus tai baisu, man nuobodu, tu nepaves manęs. Mes buvom geros draugės, ar dar esam jos iki pabaigos. Koda einam žaist su Barbėm, ar jau per mantrą žaist su Barbėm. Eik sau. Na gerai, Žaist su Barbėm, prašyčiau. Aš nebenoriu žaist su Barbėm, ar vis dar to nesupranti? Žaisti su Barbėm jau nebegaliu, man nuobodu, aš noriu būt graži. Aš jau esu subrendus, o dažytis man nenoriu svogūtų. Nebenoriu žaist su Barbėm. Ne, iš tikrųjų, Vilte, aš su Barbėm su tavim nebežaisiu. Į mokyklą atvyksta auditas. Visi mokytojai ima jaudintis, kaip per paskutinį atsiskaitymą. Klasiokai tyliai diskutuoja. Kas čia bus? Ar mūsų atsakymai atitiks jų standartus? Direktorius vaikšto kaip dvasia, o visi kiti stebi jį, lyg jis būtų slaptas agentas. Tikslas – nepadaryti klaidos. Kiekvienas žingsnis – tai kaip prestižinė misija. Auditui atėjus, net stalai atrodo tylesni nei įprastai. Labas rytas, mokiniai. Labas rytas, mokytoja.
prašau sėstis. Tomai, vėl vėluoji, ką čia darai? Mokytoja, girdėjau, šiandien į mokyklą atvyksta auditas. Ar mes tikrai turime atrodyti kaip superherojai? Taip, vaikai, jūs turit pasirodyti nuostabiai, nes negalit suteršti mokyklos vardo. Supratom, o jeigu jūsų klausimus neturim atsakymų, tai apsimes, kad į paprastus klausimus neatsakinėjom? Ne, vaikai, mes dabar viską parepetuosim, kad kai auditas ateis, bus viskas gerai, gerai? Kartokit dabar visi paskui mane. Drum, 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 bacelė. Emilija, vėluoji. Dar kartą pabandom visi kartu. Dar kartą. Drum, drum, Bacelė, mice, ace, kumbacelė, mice, a, mice, b, mice, ace, kumbacelė. Šaunuoliai, vaikai, taip ir darykit, gerai? O dabar viskas, ateina jie. Viskas. Sveiki, mano mokiniai labai tvarkingi, mes viską labai gerai mokam, mes jau iš tikrųjų galėtume parodyti, ką mes mokam, taip? Vaikai, dabar dar kartą visi kartu. Pabandom. Drum, drum. Išjungti tą muziką. O Jėzau, mes labai jūsų atsiprašom, mano vaikai tikrai taip nenorėjo, ne? Norėjom? Nenorėjau. Aišku, nenorėjot. Einam į mokytojų kambarį, aš jums kokios arbatėlės padarysiu. Šiandien mokykloje vėl viskas sukasi tik aplink vieną dalyką. tą slaptą, keistą ir labai painų dalyką, kurį vadina meilė. Nors esame tik 6 klasėje, kartais atrodo, kad jau tiek daug apie tai galvojam, kad galėtume knygą parašyti. Mokyklos pertraukos tai metas, kai mokykloje vyksta ne tik pokalbiai, žaidimai ar trumpi atograibai tarp pamokų, bet ir pirmieji žvilgsniai, šypsenos, jausmai ir netgi intrigos. Imame pastebėti vieni kitus visai kitaip nei anksčiau. Draugystės, bendros veiklos dažnai tampa susižavėjimu, kuris gali pavirsti pirmąją meilę, kuri ne visada tokia, kokios tikimės. Dabar suprantame, kodėl sako, kad meilė paini. Kartais atrodo, kad visi šie jausmai tokie dideli ir keisti, jog norėtųsi tiesiog grįžti į laikus, kai rūpėjo tik žaidimai kieme. Tomai, ką tu darai? Ką darai, Toma? Nu nieko. Gal mes tau kokie kėgliai? Nu ne kėgliai, bet kėgliais. Gal tavęs nemokino niekas, kaip iš tikrųjų su mergaitėm reikia elgtis? Nu ir kas čia tokio, juk juokinga, ar ne? Visai nejuokinga. Gal ir jūs norit, kad mes su tuo kamuoliu jums supinės išspardytume? Taip. Jeigu nežinot, kas yra pagarba, tai geriau iš viso su mumis nebendraukit. Ir iš viso, džiugai, aš ant tavęs dabar labai pykstu. Saulytė, atleisk man. Kačiukai, katytė, Princesė. princesė. Žiūrėk. Žiūrėk. Aš nenorėjau. Nu dabar, džiugai, tai mes jums parodysim visiems, kaip mergaitės moka linksminti. Nu parodykit. 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 Pakęsti vyrų negaliu, nei vienu nepasitikiu, tik dėl karjeros gyvenu ir neskaičiuoju pinigų. Tik dėl tavęs strilės drošiu ir
šventų ir matosi tarp vėjų. Gal tik tau, galėdami nupirkti žodį myliu, nes aš, tik aš, tave laimingą padaryti galiu. Niekas ne manęs, vėliau lieka nesakys manų gilinių, nes tik esant aš, gali būti ir daug suprati žodžias. Tik tau, galėdami nupirkti žodį myliu, nes aš. – 2020 metai kovas. Dabar mes 7-tokai. Šiuo metu visi esame karantine, todėl turiu laiko tau papasakoti, ką mes veikiame. Pamokos vyksta per kompiuterį, kai kam per telefoną. Aišku, kai kam dabar iš viso atostogos. Šiandien per pamoką mes netikėtai visi negirdėjome mokytojos. Jos balsas trūkčiojo, tai neleido susikaupti, šiek tiek ir juokino. Kai kurie užsiima savo veiklą, aišku, pamiršta išjungti garso mygtuką, kai šneka su mama, neišjungia kameros, kai sėdi su chalatais. Šiandien pabudau ir supratau, kad pasaulis jau nebėra toks, koks buvo vakar. Karantinas? Net keista rašyti šį žodį. Jis skamba kaip iš kokio filmo apie pandemijos. O dabar tai mūsų kasdienybė. Niekur nevažiuojame, nesusitinkame su draugais, nevaikštame į kavines. Tačiau galima išvelgti ir teigiamų dalykų. Jei kas nors būtų pasakęs, kad pamokos vyks per kompiuterį, būčiau pagalvojęs, kad tai svajonė. Guliu lovoje su pižama, žiūriu mokytojo ekrane ir tyliai džiaugiuosi, kad niekas nemato, kaip per matematiką valgau sausainius. Tai labas rytas, mėly mokiniai. Labą rytą. Labas rytas. Labą rytą. Gerai, tikrinam lankomumą. Emilija. Esu Emilija. Mačiaukaitė. Esu. Bobutaitė. Jo. Gerai, Ieva. Esu. Džiugas. Esu mokytoja. Gerai. Gal tada vėliau toliau ir netikrinam. Tai sveiki atvykę į naują nuotolinę istorijos pamoką. Šiandien mokinsimės apie Mindaugo valdymo laikotarpį, todėl atsiverskite naujojo vadovėlio 206 puslapį. Ir taip pat norėčiau priminti, kad mes rytoj iš tos temos rašome kontrolinį. Ką, kokį kontrolinį, tik praeitą savaitę rašym? Nesuprantu, mes vunderkindai jau. Galim mokytą gal kitą savaitę? Džiugai nežvėm. Džiugai. Gal galim kitą savaitę parašyti pirmą, nesenai rašym. Kitą savaitę. Tai, mes nieko nemokam. Alo, ar girdit mokytoją? Džiugai. Aš tai negirdžiu mokytojos. Alo, alo, mokytoja. Ką jūs negirdit? Ką? Negirdit? Aš jūs girdžiu. Mokytoja, jie tiesiog meluoja, kad atsimazintų nuo pamokos. Ačiū Jarūnė, kad pasakė, ką aš be tavęs daryčiau. Dieve. Kažkaip. Pas ką, indai barško? Ei, Emilija, užsimutink. Butaite, ką tu veiki? Oi, mokytoja, žinokit, aš gal po to prisijungsiu tą kamerą, dabar biskį negaliu. Ką tokius svarbiai užsiėmus, kad negali? Sosiskas darau, tai tikrai negaliu. Nu nesityčiokit. Tau galvoj turėtų būti ne sasiskos, o istorijos pamoka, prašau prisijungti. Nu po to prisijungsiu šitą pamoką. Aš tau parašysiu. Atvažiuosim pietų, Emilija, pas tave matau. Nu man labai daug dalykų. Prašau, pasijunkit kamerą, gerai? Ir beje, prie to pačio, kodėl didžiosios dalies kamerų nėra, prašau pasijungti. Nu sakau, darau sosiską. Gerai, tu pasiaiškinai, kaip kiti. Ieva, kur tavo kamera? Mano neveikia. Neveikia? Meta lenteles, kad čia neina pasijungti. O Džiugai, kur tavo kamera? Įsijungi staigiai. Mano mokytoja neveikia kamera. Dieve, kaip originalu. Gerai, tada tęsim toliau pamoką. Palauk, kur živiliai? O, ačiū, kad pasakė. Labas, Živilė. Prašau, mokytoja, kad
Gal kažką praleidau? Praleidai. Atsiversk 206 puslapį ir šitos būtent temos mes rytoj rašom kontrolinį. Šaukė, Edvinai, eik į kairę. Greičiau. Palauk, šaunu. Kas šaunu? Kas čia vyksta? Minecraft'o žaidžia. Mokytojas. Mokytojas springsta. Springsta, Paulius! Paulius springsta. Springsta, padėkit. Padėkit, mes norim. Kas jau? Tu kaip? Padėkit. Jisai miršta. Na gerai. Kaip nuotoliniu mums padėti? Nežinau, skambinkit 112. Pauliau, Taip, tu gyvas? nežinau, turbūt. Dieve šventas, tikrai vunderkindą kartą. Gerai, tęsiam pamoką. Tai dabar atsakinėsim į klausimus. Taigi, Emilija Mačiukaitė, kada buvo Mindaugo krikštas? 26 vasario 30. Ką tu čia nusišneki? Net ir aš žinau. Atsakymas yra Kristijonas Donelaitis, vasario 13 dieną. Tikrai dievažiau, dar nieko nemoka. Ane? Ar niekas nemoka atsakymų? Niekas nežino atsakymų. Nu, Koks? sakau, mokytoja nemoka. Koks Mindaugo ūgis buvo? Kaip? Mindaugo ūgis. Nu, nežinau, bet sakyčiau, galbūt tavo ūkiu, ne? Viso gero. Viso gero. O aš jau maniau, Gabrieliai sūgio žmonių nebelikę. Žinot ką, aš su jumis daugiau nervų nebeturiu, nes aš tuoj nuo jūsų pražilsiu, tai baigiam pamoką. Tai mokytoja kitą savaitę parašo, ką kontrolinė ir viskas. Kad mokytoja, jūs ir taip žila. O ne! Ne, viskas, baigiam pamoką, atsijunkit, aš su jumis daugiau nesinervinsiu. Visų gerų. Gerai, viso gero. Visų gerų. Man reikia atostogų.
Rugsėjais gimnazijoje buvo pilnas jaudulio ir netikėtumo. Mokytojai iškart pradėjo kalbėti apie ateitį ir karjerą. Jūs jau 9 klasėje, metas galvoti apie tai, kuo norite būti. Dauguma klasės draugų buvo pasimetę, kai kurie dar nežinojo, o kiti jautė didelį spaudimą. Pertraukų metu tie, kurie turėjo atsakymus, kalbėjo užtikrintai, o kiti stengėsi nukreipti temą. Tai buvo pirmas kartas, kai mokykloje susidūrėme su tokiu spaudimu ir nuolatiniu priminimu, kad mūsų sprendimai dabar nulems visą gyvenimą. Brazy, ar žinai, ko jūs norite? Jaučiu nebaisiai. Einame tiesiu keliu, nors tikslas išnykęs jau senai. Važiuojam netikrų greičių, nors niekas nelaukia jau senai. Kiek svajonių nužudyt gali, jeigu jo maklai nebetiki. Ar neskauda, kai tu vos telpi tarp savų minčių, kurios netiki. Jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tada tu groji ne tom. Nes jeigu žinai, ko tu nori, kodėl nebegalvoji apie tai parom. Jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tada tu groji ne tom. Nes jeigu žinai, ko tu nori, kodėl nebegalvoji apie tai parom. Vėl naktis, nors ryto nematęs, nesėdai. Drąsi mintis, bet nieks jos nekalbins, neišdrįs. Kiek svajonių nužudyt gali, jeigu jo maklai nebetiki. Ar neskauda, kai tu vos telpi tarp savų minčių, kurios netiki. Jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tada tu groji ne tom. Nes jeigu žinai, ko tu nori, kodėl nebegalvoji apie tai parom. Jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tada tu groji ne tom. Nes jeigu žinai, ko tu nori, kodėl nebegalvoji apie tai parom. Jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tada tu groji ne tom. Nes jeigu žinai, ko tu nori, kodėl nebegalvoji apie tai parom. Jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tada tu groji ne tom. Nes jeigu žinai, ko tu nori, kodėl nebegalvoji apie tai parom. Bet Mante, mes esame pirmoji laida, kuri tikrai nežinom, ko nori. Aš manau, tu nesijaudink. Manau, kad buvę Kybartų pataisos namai ras prieglobsčio kampelį ne tik pabėgėliams, bet ir savo miesto mokiniams. Ai tiksliai, nors Kybartų pataisos namai užsidarė, aš manau, kad nuo rugsėjo čia vėl atsiras naujų darbo vietų, kai mūsų bent jau 30 reikės sutalpinti. Be to, tu žinai, kodėl mes nežinom, ko norim. Geriau pažiūrėkim visi į mūsų matematikos pirmosios dalies egzamino rezultatus.
Vieni nuliai. Čia šiaip ne dėl mūsų kaltės viskas įvyko, bet aš manau, jau viskas sutvarkiau. Antra dalis egzamino turėtų būti kur kas labiau pasisekusi. Buvau susitikus buvusį švietimo ministrą Jakštą. Vėliau jis turėjo išeiti iš darbo. Ai, tai čia mažu ir tu su tais teroristais susitvarkiai. 2023 metais mokyklas norėjau susprogdinti. Kažin kodėl nepavyko. Ši banga gi neaplenkė ir mūsų mokyklos. Bet manau, po naujos išleistos NŠA ugdymo programos kažkoks menkas mokyklų sprogdinimas labiau skambėjo kaip paguodos prizas, o ne išpūstas grasinimas. Vienu žodžiu, mums niekas nesiseka. Prisiminkime istorijas apie mūsų vairavimo egzaminą. Mes gavom teisės ne todėl, kad mokėjome vairuoti, o dėl to, kad egzaminuotojams tiesiog atsibodo bijoti dėl savo gyvybės. Na taip, mūsų grupėje buvo 2 tipai žmonių. Tie, kurie neišmoko vairuoti ir tie, kurie neišmoko sustoti. Greičiausiai dabar tėvams šokas, bet mes dar norėtume atlikti vieną išpažintį. Kad jūs tik žinotumėte, į kokį balių jūsų vaikai 10 klasėje buvo patekę. Dar kelios valandos ir pilnametystės visi būtume sulaukę globos namuose. Kalbant apie išdaigas, mokykloje irgi buvo smagių įvykių. Jeigu būtų mūsų valia, įsteigtume dar vieną premiją mokykloje išdaigininkams. Mūsų atveju tai būtų Domas Mažeika. Jis ne tik sugebėjo paplatinti visą rugsėjo 1-osios šventę interneto platybėse, bet sugebėjo taip išsisukti, kad dėl visko kalčiausias liko Čižauskas. Mūsų kasdienybėje egzistuoja 2 aikštelės, į kurias mes vis važiuojame su savo mašinytėmis. Tai mokyklos aikštelė ir nauja aikštelė prie bažnyčios. Daug kam įdomu, kodėl mes ten tiek daug važinėjom. Tiesiog atvažiavus į ją smagu ten pabūti. O mokykloje dumblinesnę pavasario dieną mes bijome, kad atsivers žemė ir praris mūsų visais ratais. Šioje nuotraukoje rodome direktoriui, kaip turi atrodyti normali, asfaltuota aikštelė. O kalbant apie direktorių, prieš 5 dienas buvo labai svarbi diena mokykloje. Gal panašiai kaip valstybės atkūrimo diena, tai mūsų vadovų, mokyklos sero gimtadienis. Mes nesikuktinsim pasveikinti jūsų praėjusią gimimo dieną. Maestro, muzika! – 2023 metai. Prasidėjo 11 klasė. Turbūt niekas labiau nekaitina kraujo, kaip tie tarpiniai egzaminai. Nežinau, ar čia juoktis, ar verkti, bet 2006 metų gimimo laida atrodo kaip eksperimentas. Tikri bandomieji triušiai. Kodėl būtent mūsų laidai reikėjo standartizuotų egzaminų, kurie prasidėjo 4 klasėje? Lyg ir suprantu.
kad nori kažką išbandyti, padaryti švietimą geresnį, bet kodėl visada turi pradėti nuo mūsų ir taip greitai? Mes juk jau spėjome prisitaikyti prie mokymosi, išmokome susidoroti su kontroliniais testais, projektiniais darbais ir dabar pats dar kažkokia testinė programa. Sunku nepajausti, kad į mus žiūri kaip į bandymo medžiagą, o ne į žmonės. O dar tos atostogos, kurias nuo mūsų sutrumpino. Visais laikais mokiniai baigdavo mokslo metus gegužės 31, o mes birželio gale. Bet vis tiek, kažkur giliai viduje tikiuosi, kad visą tai išgyvensim. Nors jaučiamės kaip bandomieji triušiai, tikiu, kad šis chaosas padarys mus stipresnius. Tik norėčiau, kad kažkas pagaliau išgirstų mūsų balsą. 2006 metų gimimo laida nėra eksperimentas. Mes žmonės ir norim teisingumo. Praskriek kulkos tarp dienų, bet su tavim man taip ramu, nereikia net sapnuot. Nors esame mes nemylimi, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Kaip gerai jausti šaltį, paslėpti mintį po kalta sena. Kaip gerai jausti išėjai, kad sugrįžtum pas mane, o gal ir ne. Praskriek kulkos tarp delnų, bet su tavim man taip ramu, nereikia net sapnuot. Nors savęs nemylimi, bet tu vis tiek manim tiki. Ir mes pakylam. Dainuoji man senas dainas, kurių jau niekas nesupras. Ir kam? Nebetiktų šitoj šaly, ir šalta vėl kaip tyli. Ir vėl praskriek kulkos tarp delnų, bet aš tave tik tai rengiu, nors karalienė. Praskriek kulkos tarp delnų, bet link tavęs vis tiek einu. O tu pakyli. Praskriek kulkos tarp delnų, bet aš tave tik tai rengiu. Sesuo pavers tau vyturis ir brolis laišką parašys. Žodžiu, mes turėjom visą šitą mišruą nesąmonės reikti. metai, vasario 28.
Jau baigiam užpildyti paskutinius puslapius savo 12 metų istorijoje. Viskas darosi labai sentimentalu. Bandome įsivaizduoti tuos mažus 7 metų vaikus. Buvo daug vargų, nemeluosim. Gerai, kad turėjome tėvus, mokytojus, kurie parodydavo teisingą kryptį. Išauginome save į tokius, kokie esame. Šiandien mes stovėsime prieš visus, kurie žingsniavo daugiau nei 10 metį kartu su mumis mokyklos keliu. Labai jaudinamės, tai bus mūsų gyvenimo istorija. Tik popierius ir nuotraukos. Bet kai žiūrėsime į jas, bus prisiminimai. Visi šitie veidai gyvena su kiekvienu iš mūsų. Net jei po mokyklos nebesutiksim vieni kitų niekada. Kiekvienas iš jų 1000 prisiminimų. Bet mes tęsime savo istoriją 100 dienų. Nei vienas dar nežinome, kur ji pasibaigs ir kur prasidės kita. Skubame užbaigti dienoraštį ir keliaujame į savo 100-dienį. Su meile, 99 laidos mokiniai.
Tegul šis vakaras būna prisiminimas, kad laikas gydo, bet tik mes patys pasirenkame, ką nusinešime su savimi rytoj. Kaip ir šioje dainoje, kartais norisi grįžti ten, kur jautėmės laimingi, bet svarbiausia, gyvenimas mus moko paleisti, tačiau prisiminimai ir jausmai lieka su mumis amžinai. Norėtume pakviesti tarti sveikinimo žodį mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Rimutę Lazdauskienę. Taip jau nenusivilkit, kad pavaduotoja, jinai tam ir yra, kad direktorių pavaduotų. Tai, mėlyjeji, kiekviename iš mūsų yra sodas, kurį reikia nuolat prižiūrėti, ravėti piktžoles, naikinti kenkėjus, tręšti dirvą, auginti gėles. Tai ir kūryba, ir darbas. Būna ypač sunku, jei sodu ilgai nesirūpinome, jį apleidome, tuomet galime aptikti nepraeinamus brūzgynus, voratinklius, sunykusius augalus ir galybę kenkėjų. Būna įvairios aplinkybės. Skausmas, ilgalaikis stresas, pojūtis, kad esi pasimetęs ir niekam nereikalingas, nutrūkęs ryšys su savimi. Bet tik mes patys atsakingi už savo gyvenimą. Ir kaip būtų baisu įžengti į tą apleistą, sustingusį, ištuštėjusį sodą, vis tik svarbu tai padaryti. Ir pradėti jį šildyti, laistyti, pradėti tvarkyti, atgaivinti gyvenimui. O jei nieko neliko, tuomet pradėti auginti jį nuo nulio. Svarbu pradėti, padaryti pirmą žingsnį ir viskas pajudės. Mes savo tikrovės, savo vidinio sodo kūrėjai. Ir užaugėjame ne tai, ko mes norime, bet tai, ką mes sodiname, laistome ir puoselėjame. Taigi, mėlyjeji, ačiū už gražią šventę. Iš tikrųjų, sunkoka kalbėti, turiu savo mylimą biologijos grupę, dar noriu. Tai jūsų pasiekimai, jūsų iniciatyvos, jūsų draugystė visos laidos, visą tai daro mūsų gimnaziją stiprią ir vieningą. Ir šimtadienis tai puikiai proga prisiminti visus įvykius, ką jūs ir padarėte, pasidžiaugti pasiekimais, padėkoti tiems, kurie visada tuos metus buvo šalia. Manau, kad ir mes mokytojai, ir jūsų tėvai didžiuojasi matydami jūs tokius ant scenos. Tačiau tai taip pat yra metas susimastyti apie ateitį, apie tai, ko norite pasiekti gyvenime. Nepamirškite, kad kelias į sėkmę nėra lengvas. Jums teks susidurti su iššūkiais, patirti nesėkmių. Tačiau nepasiduokite, tikėkite savo svajonėmis. Tad linkiu jums sėkmės egzaminuose, kad ir kaip mes jais begazdintume, bet vis tiek linkiu sėkmės. Būkite drąsūs, būkite kūrybingi ir būkite laimingi. Tradiciškai šimtadienio metu mes įrašome gimnazijos garbės knygą geriausius rezultatus pasiekusius abiturientus arba garsinusius gimnaziją savo įvairiais pasiekimais. Tai, kviečiu direktorių įteikti garbės raštus. Taip, tai kviečiame 4 A klasės mokinę Gustę Baltramonaitytę. Ketvirtos B klasės mokinė Austėja Butgeraitytė. Ir 4 B klasės mokinį Leonardą Trokiną, kurio turbūt nėra. Tad sėkmės jums linkime saugiai praleisti vakarą ir nepamirškite, kad pirmadienį pirma pamoka kokia? Labas vakaras, taip jau susiklosti, kad dėl techninių kliūčių negalėjau šnekėti, bet negaliu nepasakyti 2 dalykų.
Žinoma, labai ačiū už tai, kad mane prisiminėt, kad aš čia gimiau kažkada. Pasveikinot, nors ir mažas tortas, bet turbūt tikiu, kad iš visos širdies. Ačiū Jums labai.